Šiaulių universitetas yra klasikinio tipo universitetas, todėl ir mokslo sritys yra įvairios. Pradedant turbūt geriausiai žinomomis sritimis tokiomis kaip edukologijos mokslai, socialinės gerovės ir negalės studijos ir su tuo susiję mokslai, bet ir daug mažesnę dalį užimantis biomedicinos srities mokslai, kurių atstovė esu ir aš irgi dirbu šitoje srityje. Tai vienas iš mūsų vykdomų tyrimų ir tokių galbūt žinomumą Šiaulių universitetui, manau, kad suteikia šitas tyrimas, tai orų plintančios žiedadulkės arba aerobiologijos mokslas, kurį mes vystome Šiaulių universitete. Jisai yra susijęs tiek su biologijai svarbiais dalykais, augalų biologijai svarbiais dalykais, žydėjimu, vaisių užmezgimu, produkcija, tiek su žmogaus sveikatai svarbiais momentais, tai pavasarinėmis alergijomis, šienlige, laisvalaikiu lauke ir kitais dalykais. Šiuo momentu, kai mes čia stovime lauke ir kalbamės, aplink žydi beržai ir beržai žydi visoje Lietuvoje. Šiuo metu beržų žydėjimo pikas. Tikrai ne pats palankiausias laikas vaikščioti žmonėm lauke, kurie yra alergiški beržo žiedadulkėms. Turime šiuo metu 3 žiedadulkių stotis. Viena veikia Šiaulių universitete, kita stotis yra Vilniuje ir dar viena yra Klaipėdoje. Europoje iš viso yra maždaug stovi 500 tokių stotelių. Ši žiedadulkių gaudyklė yra Hirsto tipo, anglų gamybos. Žiedadulkių monitoringo arba stebėsenos sezonu nenustoja veikusi visą parą, tik tais kas savaitę yra nuimami mėginiai. Žiedadulkių dienoraštis tai yra vieša prieiga internete, kurią gali naudotis ir Lietuvos gyventojai. Tiesa, tai yra europinio lygio iniciatyva, bet joje dalyvaujame ir Šiaulių universitetas kaip vienas iš partnerių. Užsiregistravę vartotojai gali suvesti savo simptomus ir gauti jiems asmeniškai parengtą informaciją apie žiedadulkių poveikį sveikatai. Mokslas tikrai yra įdomus ir traukiam kartu ir studentus ir dirbame su socialiniais partneriais, vykdome įvairiausius projektus tiek su Lietuvos, tiek su užsienio mokslininkais. Manau, kad ekologija ir aplinkotyra tai iš vis ateities specialybė, nes tos problemos, kurios susijusios su gamta, kuo toliau, tuo labiau žmonės jomis domisi. Trūksta ir specialistų ir ateityje jų trūks kuo toliau, tuo labiau ir labai platus spektras, kur galima dirbti tiek laboratorijose, tiek aplinkos apsaugoje, parkuose, regioninėse. Galima po to tokias šakas kaip genetika orientuotis, augalų selekcija. Tikrai yra kur save realizuoti. Valstybei reikia žmonių, kurie nusimanytų apie įstatymus, kurie galėtų gerai sugyventi su gamta ir su pramonė, žinoma, kad vienas su kitu nesikirs. Mūsų katedroje yra 3 šiuo metu programos vykdomos, 2 iš jų yra bakalauro laipsniui gauti, tai yra optometrija ir ekologija ir aplinkotyra, ir viena yra jungtinė studijų programa kartu su Daugpilio universitetu, tai yra gamtinė rekreacija. Ekologija ir aplinkotyra yra bakalauro studijų programa, į kurią priimame studentus, kurie domisi gamta, jos problemomis, yra pasiryžę atitaisyti kažkada žmogaus padarytas skriaudas gamtai ir aktyviai įsijungia į įvairių nevyriausybinių organizacijų veiklą. Tų specialistų iš tikrųjų ir trūksta, nes žmonės netgi žinodami, kad daro kenkia aplinkai, daro gamtai žalą, jie vis tiek galvoja, kad jų nenubaus ir tiesiog noriu, kad keistų žmonių toks mąstymas iš tikrųjų ir kad būtent prisidėti prie to norėčiau, stabdyti visą tai.